Sveiki, čia ir vėl Vytautas iš Klauskit LT komandos ir šiandien aš jums parodysiu, kaip reikia sužinoti, tiksliau pasižiūrėti savo IP adresą bei jį pasikeisti Windows sistemoje. Taigi, norint sužinoti savo IP adresą, spaudžiame ant klaviatūros Windows klavišą, kuris yra tarp Ctrl ir Alt ir R. Ten įrašome CMD, spaudžiame Enter, atsidariusiame lange įrašome IP config. Ir štai matome, kad mūsų adresas yra štai šis IPv4 adresas. Taip pat mes turime kitus tinklo adapterius, bet mes visada būsime suinteresuoti šiuo pirmuoju laukeliu. Kai jau žinome savo IP adresą, galime jį pabandyti pasikeisti. Norint jį pasikeisti, reikia nueiti į Windows tinklo nustatymus. Lengviausia tai padaryti yra šalia laikrodžio bus ikona. Šiuo atveju aš turiu belaidžio interneto ikoną. Jeigu naudojate laidą, bus tiesiog kompiuterio ekranas su laidu. Paspaudžiame dešinį ant šios ikonos. Einame į Open Network and Sharing centrą. Ir čia mums reikia paspausti Change Adapter Settings. Dabar matome, kad mes turime 3 adapterius. Tai čia fizinis kabelio adapteris, čia virtualus ir čia mano belaidžio interneto korta, kurią aš dabar naudoju. Taigi aš noriu pasikeisti IP ant šio adapterio. Spaudžiu dešinį, Properties. Ir šiame lange reikia man susirasti interneto protokolo 4 versiją. Ją pažymėti, spausti Properties. Ir čia įrašyti savo IP adresą. Taigi pažymime šį laukelį ir įrašome savo IP adresą. Mūsų default gateway buvo 192.168.0.1, tai reiškia, kad aš praktiškai galiu savo skirti bet kokį adresą nuo 2 iki 254, nes mūsų subnet maskas yra štai toks. Taigi įrašome savo IP adresą naują, 0 ir tarkim 250. Subnet mask yra užpildoma automatiškai, jinai turi būti tokia pati kaip ir čia. Ir default gateway taip pat turi būti toks pats kaip ir ant šio lango. Įrašome 192.168.0.1 ir DNS serverius galime tiesiog naudoti Google DNS serverį, tai 8888 ir papildomą serverį 8844. Tai štai mūsų IP konfiguracija baigta, spaudžiame OK ir Close. Matome, kad internetas trumpam buvo dingęs, kol keitėsi mūsų IP. Ir dabar pažiūrėkime, koks yra mūsų IP. Vėl įrašome IP config. Pavažiuojame šiek tiek į viršų. Ir štai matome, mūsų adresas yra toks, kokį pakeitėme. Jeigu jūsų internetas netyčia nustotų veikti, tiesiog eikite atgal į tinklo nustatymus, į IP protokolo 4 versiją ir tiesiog pažymėkite, kad jūsų kompiuteris gautų IP adresą automatiškai. Tai reiškia, kad jūsų kompiuteris gaus IP adresą DHCP protokolo pagalba iš routerio. Tai štai tiek. Trumpa pamokėlė, kaip pasikeisti savo IP adresą bei jį sužinoti. Jeigu turite klausimų, būtinai palikite juos komentaruose. Ir iki.